Sveiki! Panagrinėsime temą ilgalaikio turto vertės keitimas. Ilgalaikio turto vertės keitimas yra atliekamas norint padidinti arba sumažinti ilgalaikio turto kortelės vertę. Ilgalaikis turtas gali būti perkainojamas. Panagrinėkime pavyzdį. Turime elementų sąraše sandėlį. Sandėlis mūsų senos statybos, todėl jau yra nusidėvėjęs. Jau matot, yra skaičiuojama po 0 kiekvieną mėnesį amortizacija, likutinė vertė yra euras, bet mes jį atremontavom, atrenovavom ir naudojame toliau. Tam reikalinga padidinti jo vertę. Einame į operacijas, tik kortelės vertės keitimas. Susirandam ilgalaikio turto kortelę sandėlis, užrašom eilės numerį, tai yra pirmas vertės keitimas ir 8 mėnesio 8 dieną buvo priduotas remonto aktas ir remontas buvo atliktas už 6500 eurų. Ir sandėlis vėl buvo atnaujintas ir renovuotas. Gerai. Dar kartą grįžtam į kortelę ir pasižiūrim. Matom taip, kad jau likutinė vertė padidėjo ir yra 6500 ir euras. Taip. Matom vertės keitimai, kad tai buvo atlikta 8 mėnesio 8 dieną. Ir bandykim skaičiuoti amortizaciją. Uždarau langą ir einam į skaičiavimus operacijos, nusidėvėjimo skaičiavimas už. Kadangi paskutinis mėnesis buvo skaičiuotas rugpjūtis, paskaičiuokime, rugsėjis, spalis. Na, užteks. Ir dabar vėlgi grįžkime į ilgalaikio turto kortelę. Atsidarom kortelę sandėlis ir matom, kad amortizacija pradėta vėl skaičiuoti. Ir dabar ji nėra skaičiuojama nuo padidintos vertės. Tarsi vėl ilgalaikis turtas atgimsta ir vėl pradedam skaičiuoti. Lygiai taip pat galim ilgalaikio turto vertę sumažinti. Na, daleiskim, paimkim kokį dar nenusidėvėjusi vandens tiekimo įrenginys. Na, daleiskim, jis mums sulūžo, sugedo ir mes tiesiog įvertinom, kad jis dar yra naudojamas, bet jau nebe tiek, kiek mums yra reikalinga. Ir mes pakeisim jo vertę. Einam į operacijas, yra vertės keitimas, susirandam kortelę, užrašom eilės numerį, užrašom datą ir užrašom sumą. Nu, jis nuvertėjo, ten jo vertė liko jau nebe didelė. Vėlgi eikim, vėl skaičiuokim. Ir dabar atkreipsim dėmesį būtent į 14 kortelę. Tai va, sumažėjo. Vadinasi, vertės keitimą mes galim daryti tiek padidinant, tiek ir sumažinant ilgalaikio turto elementų kortelės vertę. Vertės keitimai čia matosi, taip. Galima apsirašyti priežastis. Ir atsispausdinti ataskaitą vertės keitimai remonto išlaidos per visus metus. Taip, kas buvo padaryta.